Didžiuojamės sakydami, kad LG OLED yra tobulas televizorius. Tai yra vienintelis televizorius, kuris leidžia matyti tobulai juodą spalvą, pritemdydamas kiekvieną pikselį atskirai. O tai savo ruožtu leidžia matyti visas kitas spalvas ryškiai ir spalvotai. Šis televizorius leidžia mėgautis tobulą vaizdo kokybę, nepriklausomai nuo to, iš kokio kampo žiūrėsite. LG OLED televizoriaus platus dinaminis diapazonas leidžia matyti vaizdą natūralų ir tikrą, lygiai tokį, kokį mato mūsų akis. Įspūdinga, kad naujuose LG OLED televizoriuose galim matyti net 64 kartus daugiau spalvų nei anksčiau. Taip, OLED televizoriai turi puikią vaizdo kokybę, bet taip pat svarbus yra ir kontrasto koeficientas. Kadangi nėra ekrano foninio pašvietimo, televizorius gali rodyti tobulai juodą spalvą, išjungdamas atskirus pikselius. Kaip rodoma juoda spalva galima pamatyti visiškai tamsiame kambaryje, kada jūs negalėsite atskirti, ar televizorius yra įjungtas ar išjungtas. Kaip manote, ar televizorius gali būti meno kūrinys? Tikrai taip, jei kalbame apie LG OLED televizorius. Šis televizorius suteiks jūsų interjerui neįprasto grožio ir šiuolaikiškumo. Neįtikėtina vaizdo kokybė ir futuristinis dizainas išskiria šį LG OLED televizorių iš kitų. Vienas iš didžiausių LG OLED televizorių pliusų, kuris tikrai nustebins, yra plataus dinaminio diapazono vaizdas, kitaip vadinamas HDR. Jis leidžia pamatyti ekrane daugiau spalvų, daugiau šviesų ir tonų. Pastaraisiais metais, tobulinant vaizdo kokybę, HDR yra svarbiausias technologinis sprendimas. Ko dar reikia tobulam televizoriui? Tobulo garso. Garso sistema buvo kuriama kartu su aukščiausios kokybės garso sistemų kūrėjais Harman Kardon. Dabar jūs galėsite mėgautis švariausių garsų. Ir žinoma, išmanusis televizorius reikalauja išmanaus valdymo. Valdykite savo televizorių su išmaniuoju pulteliu Magic Remote. Matykite net ir smulkiausias detalės, naudodami Magic Zoom funkciją, kuri leis pritraukti rodomą vaizdą ekrane net iki 5 kartų. LG OLED televizoriai turi išmanę ir paprastą naudoti TV operacinę sistemą WebOS. Žiūrėkite televizorių ir tuo pat metu naršykite. Taip pat naudokite savo išmanųjį telefoną. Paprastai pajungę jį prie televizoriaus ir valdydami turinį